Sveiki visi, šį kartą turim Jeep Cherokee automobilį 2019 metų, 6 cilindrų 3,2 litro variklis, V forma, 202 berods kilovatai dokumentuose. Pakankamai Jeepas iš esmės dažnas yra mūsų dirbtuvėse modelis, kitai savaitė kaip pavyzdys netgi 5 turim Jeep Grand Cherokee montavimui. Tai didesnysis brolis Grand Cherokee yra turbūt bent jau pas mus tikrai populiaresnis variantas. Jeep Cherokee automobiliukai truputėlį kitokius turėjo variklius, tai va, kaip ir šis konkretus 6 cilindrų 3,2, taipogi buvo komplektuojami ir 2,4 cilindrų varikliai, ne vienas jų irgi yra padarytas. Tai grįžtant prie šio modelio, yra sumontuota kokybiškai itališka Landrenzo Evo OBD dujinė įranga ir jos komplektas. Tiesa, montavimui, kadangi variklio skyrius yra truputį mažesnis, o variklis vis tiek didelis, pakankamai daug iššūkių yra, kuriuos reikia įveikti, tai viską pakankamai tvarkingai, saugiai ir patikimai sumontuoti, sutalpinti, yra tam tikrų, kaip minėjau, iššūkių ir reikalų. Tai labai trumpai apie pačius komponentus, tai pats valdymo blokas yra sumontuotas štai čia, kaip minėjau, yra sumontuotas Landrenzo Evo OBD valdymo blokas. Dujiniai purkštukai slepiasi po variklį dengiančių gaubtų, pats gaubtas tvirtai savo vietose, be abejonės truputį pakilimai yra padaryti tam, kad tie purkštukai ten tilptų. Dujinės fazės filtras, slėgio daviklis, o reduktorius yra sumontuotas Landrenzo Li10 Turbo Oversize, pati galingiausia šio reduktoriaus versija, žemiau akumuliatoriaus, ten jam praktiškai yra turbūt vienintelė vieta, kur galima variklio skyriuje jį aplamai įtalpinti. Visi Landrenzo dujinės įrangos montavimo darbai mūsų dirbtuvėse, kaip visada, pagal aukščiausius kokybės standartus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad naudojam kokybiškas medžiagas, priemonės, struoklinės sąvaržas, bronzinės jungtis, specialius gamykliniuose montavimuose naudojamus laikiklius. Dujinės įrangos laidyną vėlgi adaptavom konkrečiai šiam variklio skyriui, parinkome tinkamus laidų ilgius, juos sugrupavome, solitavome, apsaugome termokembrikais ir taip toliau ir panašiai. Viską stengiame sudėti taip, kad kiek įmanoma mažiau trukdytume variklio eksploatavimo darbam, priežiūros darbam. Taipogi įsivertinam ir tai, kad prie tų komponentų dujinių taipogi kažkada reikės prieiti ir aptarnauti, ir filtrus pasikeisti, ir galbūt kažkokius kitokius remontus ateityje daryti. Tai viską stengiame sudėti taip, kad kiek įmanoma įvertinant visas aplinkybės būtų galima tą padaryti paprasčiau, sparčiau, pigiau ir taip toliau. Tai tiek būtų apie variklio skyrių. Tiesa, nepaminėjau, dar dujinės įrangos saugiklis yra taipogi išvestas, tech apžiūros metu dažnai reikia jį parodyti ir žinot, kad jisai toksai egzistuoja. Dujų perjungimo mygtukas sumontuojamas štai šitoje vietoje, yra įmontuojamas specialus apvalus dujinės įrangos mygtukas su specialiom tarpinėliam, tam, kad jisai būtų gražiai ant tokios išgaubtos vietos sumontuotas. Iš tikrųjų, sėdint pakankamai gerai matosi, tikrai labai patogi vieta. Dujų balionas lygiai taip pat kaip ir didesniam broliui Jeep Grand Cherokee automobiliui, taip ir čia yra montuojamas kokybiškas Bormech gamintojo, yra sumontuotas 80 litrų talpos, kuris lygiai gražiai pasislepia. Šonuose dar turim nišas kažkokiem galbūt daiktam susidėlioti. Ir pildymas prie benzino užpilimo vietos, truputį kitaip vėlgi nei pas, sakykime, didesnį brolį Grand Cherokee. Bet čia pasistengus, padarius galima padaryti taip, kad viskas gražiai atrodytų ir mes atsidarę iš karto įjungiam pistoletą, pilam dujas. Jeigu norim pilam benziną, vienu kartu, aišku, to padaryti neišeis, bet iš esmės mes arba vieną arba kitą atsidarę pilam, baigiau, uždarom ir pildymas mūsų yra baigtas. Tai tiek apie kokybišką Landrenzo dujinės įrangos montavimą į Jeep Cherokee automobilį, 3,2 6 cilindrų variklis, kaip minėjau. Jei kažką panašaus vairuot, planuojat įsigyti, drąsiai kreipkitės, tikrai padėsim. Ačiū.